Taigi, kaip matau, jau dauguma ir pasiruošę. Dar norėčiau pradėti šį vakarą papasakodamas jums, kas čia šiandieną bus. O šiandieną mes čia turime aukcioną Ukrainos kariams paremti. Viskas, ką jūs čia aplinkui matote, yra padovanota menininkų, Lietuvos užsienio menininkų. Visi menininkai geranoriškai padovanojo šios savo darbus organizacijai Blue Yellow, kad mes aukciono būdu juos galėtume parduoti ir šitaip paremti Ukrainos karius. Šį aukcioną jums pristato organizacija Blue Yellow, kuri užsiema Ukrainos karių rėmimu, gyvuoja jau 7 mėnesius, keliauja į priešakinės fronto linijas, veža humanitarinę pagalbą ir šitaip prisideda prie Ukrainos gerovės. Na ir aukcioną norėčiau pradėti garbingo svečio mūsų Vilniaus miesto mero Remigijus Šimašiaus žodžiu. Remigijau, ar galima jūs? Sveiki. Ačiū. Iš tikrųjų, ilgomis kalbomis turbūt nelaikas dabar kankintis šį penktadienio vakarą gražų. Visi susirinkom paremti Ukrainos ir galbūt įsigyti tą kokį meno kūrinį. Aš tik tai labai kviečiu jūsų nenukabinti nosis, kad mūsų nėra labai daug, nes ne visą laiką kiekis yra galybė, kartais ir maži būna labai stiprus. Ta, man atrodo, žino Ukraina, tą žino visi kovojantis. tą turim žinoti ir mes. Tai kviečiu turėti gerą nuotaiką šiandien, įsigyti ką nors gražaus ir paremti Ukrainos laisvę. Gerą vakarą. Ačiū merai. Labai patiko jo žodžiai, kad maži gali būti labai stiprus. Iš tikrųjų mes irgi esame maži. Mes kažkada irgi buvom labai stiprus, Ukraina irgi yra nedidelė palyginus prieš tas galybės, tačiau jinai irgi yra labai stipri. Na, o dabar norėčiau pakviesti ir Ukrainos ambasadorių Lietuvoje, Valerijų Žovtenko, taipogi tarti žodį šiandieną. Valerijų, prašau. Ačiū visiems. Labas vakaras. Draugai, first of all, I would like to thank to Mayor of Vilnius, Mr. Šimašius, and his family, to Jonas Hoffman and all volunteers of Blue and Yellow for this action and for your helping to our soldiers to defend Ukraine now. And what I would like to say, what is happening in eastern Ukraine and what is really we have now. Nowadays, in the first century of our times, Russian authorities are trying to change by force the borders in Europe. And it is not only about Ukraine, it's on, for example, about Georgia and other countries. Kremlin tries to cut out the borders in Europe over the 70 years after the Second World War. And it is not only a war against Ukraine, but it is a geopolitical confrontation between two systems, between different systems of values. I mean that on one hand we have the democratic values and European values. For the another hand we have totalitarianism and kleptocracy. And what is going, it's that not only war, it is a conflict between civilized world and uncivilized world. And that is why we have realized that today there is not only a matter about fate of Ukraine. It is a question of peace and security in Europe and in the whole world.
So we should be together. And we have not to be indifferent to our future, to our common future. So thank you very much. Ačiū visiems. And labai vakaras. Labai auksim. Ačiū Valerijui Šoprenui, dėkui. O dabar norėčiau pakviesti Joną Oman, kuris yra aktyvistas, aktyvus Ukrainos pajėgų rėmėjas, savanoris ir svarbiausia antisepatistas, kad ateitų papasakotų, ką mes čia šiandien darom, kokia yra mūsų misija, ką veikia Blue Yellow organizacija. Tai Jonai? Labas vakaras, Your Excellency, merai, ponas ir ponai. Tikrai man yra didelė garbė šiandien stovėti prieš jūs su savo komanda, kuri dabar išsidėstė visoje salėje, dabar kuri jau veikia skirtingose pozicijose. Apie šitą mūsų renginį šiandien galima daug. Yra daug minčių tiesiog, ką mes čia veikiam, kodėl mes tą darom ir kaip mes tą visą suprantam. Pradėkime šitos vietos, yra simbolinė vieta. Kiekvienas Lietuvos žmogus, pilietis, prijaučiantis, kuris bent kiek domisi Lietuvos istoriją, žino, kas čia per vieta, kur galime sakyti, būtent Lietuvos valstybingumas modernąja prasme prasideda. Ir tuo pačiu dar vieną sąsają ten su šitą vietą, būtent, kad šitą vietą buvo Lietuvos ir valdovų, sakykime, tuo laikmečiu, kur taip pat Ukraina, taip pat kitos dalys tautos įėjo į bendrą suvokimą šalį, valstybę. Kai bendrauju su ukrainiečiais, sakykime, iš tikrųjų įvykiai, kas dabar vyksta Ukrainoje, keičia mūsų suvokimą apie Europą, apie mūsų erdvę, kur mes gyvename, kur mes dirbam, kur mes kūrėm. Ir niekas gal nežinom, kaip čia viskas baigsis, bet aš galiu pasakyti tiek, kad mūsų supratimas, mes kur ten būtent šitą užsiimam, suprantam gal, sakykime, šiek tiek į priekį, kad be Ukrainos, be ukrainiečių, be šitos šalies saugumo ir gerovės, mes čia Lietuvoje ir šiose šalyse, mes niekada negalėsim gyventi visiškai saugiai. Ką mes darom čia, darom ne tik Ukrainos labui, ne tik iš meilės Ukrainai, bet darome taip pat savo. Kiekviena pastanga, kiekvienas indėlis, kiekvienas darbas, ką mes veikiam ir šiandien, ir ryšiu su tuo, ką mes veiksim ateityje, yra netiesioginė prasme susijęs su mūsų pačių saugumu. Ta aš galiu tiesiog užtikrinti pasakyti. Ir dar vienas dalykas, aišku, čia yra vieta, kur yra valstybė, istorija, karas, kaip tos istorijos dalis, bet tuo pačiu yra kultūra. Ir mes, kurie dirbam, mes Blue, mes dauguma iš mūsų, mes esame vienokie ar kitokie prasme, mes esame menininkai. Gali būti ir prie kino, prie meno tradicinė prasme, prie architektūros, prie televizijos, tiesiog žmonės, kurie susijęs savo gyvenimą su kūryba. Ir nenuostabu, kad būtent tokie žmonės, būtent mūsų organizacija būtent yra ta, kuri užsiima tai, ką daro. Jie daro visiškai netradicinius dalykus, kurie šiaip neturėtų daryti, bet daro dėl to, kad jaučia, kad reikia. Ir būtent šitokia forma, šitos formatas, aukcionas, su įvairiais darbais, su įvairių rūšių darbais ir kūriniais. Tai yra tiesiog galimybė, ne tik pasiūlyti galimybę remti šitą veiklą, remti šitą saugumo reikalą. Bet to pačiu, aišku, džiaugtis, kad tai tiesiog visi matime galime rasti ką nors kūrybingo, ką nors džiaugsmingo, ką nors įdomaus. Ir tikiuosi, kad būtent šiandien bus galimybė per šitą aukcioną, sakykime, susiečiau, būtent šitą suvokimą apie savo saugumą, apie šį, kad mes esame. Mes turime būti kartu.
Dabar čia tokie blogi žmonės veikia, geri žmonės turi susivienyti. Kitaip bus sudėtinga. Ir tuo pačiu su kultūros etika, su kultūros jausmais, su kultūros savo tapatybę. Linkiu malonaus aukciono, mes būsim čia visi, sakant, mūsų komanda išsidėstę čia įvairios pozicijose, prašom prieiti, jeigu kas, ir pasitarti, ir tiesiog ačiū, kad atėjot, ir linkiu kartą malonaus vakaro. Ačiū. Taigi, ačiū Jonui Omai. O dabar norėčiau pristatyti dar vieną labai svarbų asmenį šiandieną, tai yra Žana Mačia. Žana. Tai yra irgi savanorė, keliaujanti į Ukrainą, keliaujanti į karščiausius taškus, keliaujanti į pačią priešakinę fronto liniją. Ir jinai per savo keliones iš tikrųjų sukaupė pakankamai daug vaizdinės medžiagos ir norėtų pasidalinti su jumis tuo, pasidalinti tomis realijomis, kurios vyksta šiandieną Ukrainoje. Taigi visų prašau dėmesio į šias lėšas organizacija Blue Yellow panaudos humanitarinės pagalbos misijoms, keliaus su už tas lėšas nupirktais produktais, nupirktais daiktais į pačias priešakinės fronto linijas, kad padėtų Ukrainos kariams. Na, dabar skelbiu aukcioną atidarytų ir aukciono pradžią Jonas Oman labai teisingai pasakė, kad mes iš viso to, kas vyksta, koks blogis, kažkaip vis tiek sugebame išverti gėrį. Ir norėčiau aukciono pirmą prekę paskelbti antitankinę granatą Rapier. Štai čia ją matote, norėčiau pasikviesti asistentą, kad jis ją galėtų paimti ir pranešti aplinkui visiems pačiupinėti. Tai yra granata, kuri yra naudojama šaudyti į tankus, bet jinai yra jau, kaip vadinkim, numirus. Jinai reinkarnavosi į gėrį. Kažkada jinai buvo blogis, dabar yra gėris. Ukrainos vaikai savo rankomis ją apdaigino ir dabar tai yra tarsi simbolis, kad visada gėris nugali blogį. Ir šios granatos kaina būtų 80 eurų. Ar turim 80 eurų žmogų, kuris norėtų sumokėti už tai? 80 eurų. Rankų nesimato. Gerai, bandom 60. 60 eurų. Ar yra 60? Tikrai panaudojimo galimybių matau labai daug jai. Tai simbolizuoja tikrai laiminti gėrį. 60 eurų. Ne. Yra. Jonas, pats Jonas nori 60 eurų sumokėti. Ar yra kas daugiau? 61, 62, 63. Parduoda Jonui Oman. Paplojam. Taigi. Jonas pats keliaudamas į priešakinės fronto linijas. Pats turbūt ir parvežęs. Ir, nagi, tikrai gražu, už savo pinigus paukoja jos dar ir Ukrainai. Tai, na, dabar antroji aukciono prekė. Tai yra Jolitos Česonytės paveikslas. Jį matote štai čia. Kurgi mano asistentai? Ar galėtumėte irgi pakelt parodyti visiems? Jolita Česonytė gimė 1966 metais. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą dailės fakultetą, dirba įvairiausiomis technikomis, akrilų, akvarelę, grafikos priemonėmis, labai plastiškai jautriai pateikė žiūrovui savo menišką pasaulėžiūrą. Na ir šis paveikslas yra įvertintas pradinė suma 100 eurų. Ar turime pirkėją šiam paveikslui? 100 eurų. Gerai, leidžiamas iki 70 eurų. Ar yra norinčių įsigyti už 70 eurų šį paveikslą? Nuostabų paveikslą. Tikrai meniškas kūrinys, irgi galima jame išmerkti
labai daug žodžių, labai daug tiesos apie aktualijas šiandieninės tiek Ukrainoje, tiek visame pasaulyje. Ar bus pirkėjas šiam nuostabiam paveikslui? Gaila, bet ne. Nieko tokio, tikrai turime dar labai daug darbų. Keliaujame toliau. Ir dabar norėčiau pristatyti Petrą Repšį. Tai yra vienas ryškiausių vyresnės kartos Lietuvos dailininkų, grafikas, monumentalistas, yra sukūręs grafikos ciklų kompozicijų metų laikai. Ir turime 3 jo darbus. Pirmasis Vilniaus miesto siena 1989 metų. Mano asistentė Julija praeis parodys visiems jiem. Apžiūrėkit. Petras Repšys vienas ryškiausių ir įtakingiausių vyresnės kartos Lietuvos dailininkų, tai iš tikrųjų labai stipriai vertinamas jo darbas. Tikrai galiu žiūrėti, kad kaina kils, oi kaip stipriai kils ateityje. Taigi šiandieną jūs turite puikią galimybę įsigyti, jeigu norite papildyti savo meno kolekciją. Tikrai šiuo turiu pradžių kūriniu. Ir pradėkime nuo visi Petro Repšio darbai yra visi 3, kuriuos šiandieną pristatysiu. Pradinė jų suma yra 200 eurų. Ar turime pirkėją? Julija, labai norėčiau, kad parodytume ir kitus darbus. Visiems praneštum? Taip. Taipogi Petro Repšio kitas darbas. Tai yra Pranciškonų bažnyčia ir Pranciškonų siena. Visi šie 3 darbai įvertinti po 200 eurų pradinė suma. Ar atsiras pirkėjas? Turim vieną. Taip, kuris darbas jūs labiausiai domina? Visus 3. Vienas darbas vertintas 200 eurų. Visi 3 darbai? Taip, taigi. Visi 3 darbai. Ar atsiras daugiau pirkėjų 210? 210. Nėra, taigi 201, 202, 203. Parduota šiam ponui. Paplokime. Visus 3 Petro Repšio darbus įsigijo. Ačiū Jums labai. Visi šie pinigai bus panaudoti paramai Ukrainai. Na, dabar keliaukime toliau. Taigi, keliaujame prie Jūratės Slyžytės darbų. Julija, labai prašyčiau, kad išneštum, parodytum iš serijos Skraidantis objektai darbą Sfinksas. Jūratė Slyžytė gimusi 1967 metais Kaune, 1990 metais laimėjo stipendiją Arts Unlimited, nuo tada gyvena ir kuria Vokietijoje. Autorės kūrybai nemažai įtakos turėjo mitologiniai graikų motyvai, kuriuos galime sutikti dažname autorės kūrinyje, kaip ir dabar matote. Jos darbus noriai perka meno kolekcionieriai visame pasaulyje. Taigi pirmasis Jūratės Slyžytės darbas iš serijos Skraidantis objektai, tai yra Sfinksas. Ir Sfinkso pradinė kaina yra 120 eurų. Ar 120 eurų yra? Taip, tai yra mes aplinkui 120 eurų. Nuostabus darbas, Sfinksas. Gerai, bandom 90. 90 eurų. Jūratės Slyžytės, nuostabus darbas iš Skraidančių objektų. Serijos Sfinksas. 90 eurų. Gerai, keliaujam toliau. Nikė, taipogi iš tos pačios serijos, Julija praneš visiems parodyti. Tai yra iš tos pačios serijos Skraidantis objektai, graikų mitologijos motyvais, paveikslas pavadinimu Nenugalėta mergelė
išskraidančių objektų nenugalėta mergelė Nikė. Gerai, keliaukime toliau. Taipogi, Jūratė Slaižytė šiandieną mums ne tik iš šios serijos yra paruošusi darbų, bet ir iš serijos namų apyvokos darbai. Tai yra jos darbas kėdė. Aš ją pastatysiu štai čia. Netgi kviečiu mūsų visus parodos lankytojus, gali prisėsti, pažiūrėti ar patogiu. Nors aišku, gali pačiupinėti, gali iš arčiau prieiti. Ir ši kėdė, kuri gali papuošti jūsų namus, pradinė kaina bus 180 eurų. Ar turime pirkėjų 180 eurų? Bandom 160. 160. Gerai, keliaujame toliau. Paskutinis Jūratės Slaižytės darbas iš serijos namų apyvokos darbai. Tai yra darbas mergaitė tvirtai nusprendusi tapti undine. Julija praneš visiems parodyti, koksai darbas. Taip, kadangi tai yra namų apyvokos daiktai, tai yra ir menas, ir taipogi, kaip čia pavadinsime, daugiafunkcinis menas. Galite įsivaizduoti, kaip į šią mergaitę galėtume panaudoti savo buityje. Ir pradinė kaina bus 90 eurų. 90 eurų jūsų namus papuošiantis namų apyvokos daiktas, mergaitė nusprendusi tapti undine. Ar atsiras pirkėjas šiam nuostabiam meno kūriniui ir ne tik meno kūriniui, bet ir daugiafunkcinė meno kūriniui? Gerai. Keliaukime toliau. Matau, mūsų aukciono dalyviai yra jau nusižiūrėję daiktus, kuriuos tikrai nori įsigyti ir laukia, kol ateis jų eilė. Taigi, kitas daiktas, kitas meno kūrinys, kurį norėčiau parduoti, tai yra Aleksandro Olhovo Šiltas sniegas. Darbas Šiltas sniegas. Julija atneš visiems parodyti, kaip jis atrodo ir pristatysiu jum menininką Aleksandrą Olhovą. Sakykime, garsas pradingo. Taip, Aleksandras Olhovas gimė 1956 metais Donecko apsuptyje. Tai yra ukrainiečių tapytojas, pripažintas Ukrainos menininkas. Nuo 1988 yra Ukrainos dailininkų sąjungos narys. 2011 metais tapo Sergejo Šiško vardo premijos laureatu už pasiekimus vaizduojamo meno srityje. Ir šis paveikslas yra įvertintas pradinė suma 200 eurų. 200 eurų, ar atsiras pirkėjas šiam nuostabiam meno kūriniui? Dar truputėlį informacijos pasakysiu. Aleksandro Olhovo menas gerai žinomas tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų. Jo meno kūriniai traukia menotyrininkus ir gausybę meno žinovų. Talentas, didelis meninis aktyvumas, darbštumas, profesinis meistriškumas ir kultūra. Originalus įvairiapusis mąstymas iškelia Aleksandrą į meno pasaulio aukštumas. Savo darbuose menininkas itin jautriai sujungia impresionizmo, neoprimitizmo elementus. Iš minios įskiria gebėjimas išreikšti momento emocinį pakilimą. Dėkoju sugebėjimu įsiklausyti į visatos ritmus, jo darbėse atgimsta gyvas gamtos vaizdinys. Taigi šis nuostabus šio nuostabaus menininko darbas, pradinė suma 200 eurų. Ar atsiras pirkėjas? 200 eurų? 180, vakar 180, mažiau niekai. 180. Taip. Gerai, keliaujame toliau. Kitas kūrinys, tai yra Vladimiro Veštak kūrinys, Jėzuitų bažnyčia. Julija, labai prašau, kad praneštum šį darbą, parodytum visiems mūsų aukciono svečiams.
Ir dabar jums papasakosiu šiek tiek apie menininką Vladimirą Neštapą. Gimė 1954 metais Minske. 1983 metais baigė Kijevo valstybinį dailės institutą. Daugybės plakatų parodų organizatorius ir kuratorius. Kūrybinis gyvenimas dalijasi į dvi dalis – plakatinį ir grafinį. Plakatinis itin aktyvus, daugybė apdovanojimų. Jauniausias dailininkų tarybos Polisdata narys. Plakatisto karjerą baigė 1995 metais po laimėto Grand Prix Kijeve. Šiuo metu užsiiminėja grafiką, tapybą, skulptūrą. 2005 metais apdovanotas Lenkijos vyriausybės ordinu už nuopelnus Lenkijos kultūrai. Taigi, Vladimiro Oštako darbas – Jėzuitų bažnyčia, drobė, pradinė kaina – 170 eurų. Tituluotas menininkas, darbas irgi iš tikrųjų įspūdingas, 180 eurų pradinė suma, ar turime pirkėją? 180 eurų. Mūsų Vilniaus miesto meras, Remigijus Šimašius, 180 eurų. Ar kas nors bandys pakonkuruoti merą? 190. 190 eurų. Na, ar turėsime iššūkį? 180 eurų vienas, 180 eurų du, 180 eurų trys, parduota mūsų miesto merui Remigijui Šimašiui. Ačiū Jums labai už paramą Ukrainos kariams. Taip, keliaujame toliau. Turime du nuostabius Ligitos Juknevičiūtės darbus. Pirmasis darbas yra atleidimas. Štai čia dabar Julija jums praneš, parodys, kaip atrodo šis darbas. Ir šiek tiek aš jums papasakosiu apie Ligitą Juknevičiūtę. Ligita Juknevičiūtė pagal išsilavinimą ir darbus, televizijos žurnalistė. Daugybė, kaip pati sako, cituoju, daugybė metų duoną valgiau iš žurnalistikos. Rašiau tekstus, straipsnius, vedžiau televizijos laidas, iš arti stebėjau svarbius Lietuvos politinius įvykius ir sukrėtimus. Prieš keletą metų vėl nubudo poreikis ir noras tapyti. Kadaise piešiau daug. Baigiau Šiaulių vaikų dailės mokyklą. Tapyba man galimybė išlieti susikaupusias mintis ir emocijas. Na ir Ligitos Juknevičiūtės darbas, atleidimas, pradinė kaina 150 eurų. 150 eurų, ar turime pirkėją? 150. Bandom 130. Gerai, keliaujame prie kito darbo, tai kokį mums Ligita yra nutapius dar vieną darbą, kurį Julija taip pat atneš, tai yra darbas dainuojanti. Įspūdingas darbas ir įspūdingo dydžio ir įspūdingo grožio. Taip pat galėsite iš arčiau pamatyti, pačiupinėti, pajusti, net užuosti, koks nuostabus šis darbas. Taigi, dėmesio dainuojanti Ligitos Juknevičiūtės. Ir pradinė suma 200. Ar turime 200? 200 eurų už nuostabų darbą. 200, dairos aplinkui 200, 180. Gerai, dėja, pirkėjo nesuradome. Iš tikrųjų, na, gailėtis nėra ko, išvešim šios darbus turėsime aukcioną ir Kaune irgi žmonės tikrai labai daug kas norės pirkti, taigi šiandieną kas neapsilankė ir kas neįsigijo štai šio, tiek daug puikių darbų, gali vėliau ir labai gailėtis. Taip, na dabar keliaujame toliau prie Žibuoklės Sležienės. Žibuoklė Sležienė iš tikrųjų tapyti pradėjo nesenai. Vilniaus dizaino mokymo centre, kurioje mokėsi jos dukra.
Jie ir paskatino kurti. Dalyvavo keliose parodose, labai dėkinga savo mokytojams Vilijai ir Rimui Tarpilnams bei Vytautui Poškai už galimybę perteikti savo jausmus ir mintis į tapybą. Ir aukcionui tapytoja pristato darbą Beržų tyla. Šis darbas įvertintas 66 eurų suma. 60 eurų pradinė kaina. Ar turime pirkėją? 60 eurų. 60 eurų, taip turime. Ar yra 70? 70 eurų. 70 eurų. Gerai, skaičiuoju 60 eurų 1, 60 eurų 2, 60 eurų 3. Parduota, parduota. Ačiū, ačiū. Įsigijate puikų, nuostabų darbą, taipogi padarėte gerą darbą Ukrainai, paremėte Ukrainos karius. Ačiū Jums labai. Nu, dabar keliaujame toliau prie dar vienos menininkės, tai yra Larisa Puchanova ir jos darbų. Pirmasis jos darbas tai yra Aš žvaigždė. Nu, dabar šiek tiek papasakosiu apie pačią Larisą. Kol Julija neša darbą jos Aš žvaigždė, papasakosiu apie Larisą, jinai yra gimus Kijeve, Ukrainoje. Tai yra viena žinomiausių šiuolaikinių Ukrainos dailininkų. 1977 metais baigė Respublikinę Tarasą Ševčenkos dailės mokyklą, vėliau Kijevo valstybinį institutą. Nuo 1990 metų priklauso Kijevo dailininkų sąjungai. Per visus kūrybos metus asmeninės šios menininkės parodos vyko tiek gimtojoje Ukrainoje, tiek už jos ribų. Ir Amerikoje, ir Izraelyje, Švedijoje, Rusijoje, Bulgarijoje. Larisa Puchanova šiuolaikinė itin talentinga ukrainiečių dailininkė. Ir jos šis nuostabus darbas prasideda 120 eurų suma. Ar turime pirkėją 120 eurų? Darbas Aš žvaigždė. Aš jau net matau šio darbo panaudojimo vietą, kur galėtumėte jį pasikabinti savo namuose, arba aišku, jeigu galeriją turite savo įsirengę didžiulę, tai tikrai būtų smagu, bet į vaiko kambarį tai pasaka. Kiekvieną dieną vaikas atsikeltų ir žiūrėtų į tokias nuostabias žvaigždės. 120 eurų. 120 eurų pradinė kaina. Bandom 110. Labai gaila, gerai. Larisa lygiai taip pat yra nutapius ir daugiau darbų, taigi pristatau Jums natiurmortą su slyvomis. Julija tuoj pat Jums visiems praneš, parodys natiurmortą su slyvomis. Jeigu prieš parodą, prieš aukcioną buvote praėję apžiūrėję darbus, štai tenai yra visi darbai. Julija, natiurmortas su slyvomis. Ir taip, natiurmortas su slyvomis, visi pasižiūrėkite. Tai yra irgi 120 eurų pradinė suma. Turim pirkėją 120 eurų. Ar yra 130? 130 nesimato, taigi 121, 122, 123. Ačiū Jums dar kartelį, įsigijote dar vieną nuostabų meno kūrinį. Larisos Puchanovos darbą, natiurmortas su slyvomis. Keliaujame toliau. Lygiai taip pat turime Larisos Puchanovos darbą, dar vieną natiurmortas su vynuogėmis. Taip, Julija, parodyk visiems, na ir pradinė kaina lygiai taip pat 120 eurų, ar turime pirkėją 120 eurų. Taip, 120 eurų, ar turime daugiau, galėliai pačiau ranką. Taip, žiūrim, 130, ar turim 130, 121, 122, 123 parduota. Ačiū Jums labai. Ir paskutinis darbas Larisos Puchanovos, kurį norėtumėm Jums šiandieną pristatyti, tai yra natiurmortas su melionais.
Julija tuoj pat atgavęs jums atnešims, kad galėtumėte iš arčiau pamatyti, pasižiūrėti ir šio darbo pradinė kaina 180 eurų. Ar turime pirkėją už 180? 180. Bandom 160. 160 eurų. Nėra pirkėjo. Nedaugo, tikrai mes jį rasime. Na, dabar norėčiau pristatyti Konstantino Rogačenko darbus. Mylima gėlė bei virsmas. Mylima gėlė darbas, pradinė kaina 100 eurų. Julija, labai norėčiau, kad atneštum parodyti. Ir papasakosiu šiek tiek apie patį menininką. Gimė 1989 metais Kijeve. 2012 metais baigė Kijevo nacionalinį technologijų ir dizaino universiteto grafikos dizaino fakultetą. Nuo 2004 iki 2008 sąjungos Art Group narys. 2014 metais tapo G. Jakutovičiaus vardo konkurso laureatas. Nuo 2004 metų įvairių Ukrainos parodų dalyvis. 2012 metais tapo Ukrainos nacionalinės jaunimo dailininkų sąjungos nariu. Taigi pirmasis jo darbas Mylima gėlė įvertintas 100 eurų suma. Ar turime 100 eurų sumai pirkėją? 100 eurų. 100 eurų. Bandom 90. 90 eurų. Ar yra ranka? 80 eurų. Ar matau ranką? Ar matau pirkėją? Gerai, keliaujame toliau. Kitas jo darbas, tai yra virsmas. Taip, šis darbas įvertintas 80 eurų pradinė suma. Tai yra tapytas ant drobės aliejų. Darbas virsmas 80 eurų. Turime pirkėją 80 eurų. Ar yra 90? Ar yra 90? 90 eurų. 81, 82, 83. Parduota jums. Ačiū dar kartelį. Taip, keliaujame toliau. Ir dabar norėčiau jums pristatyti Vladimirą Bovku. Tai yra vienas žymiausių šių laikų Ukrainos dailininkų. Jis šiandieną mums yra atidavęs 3 savo darbus. Pirmasis – sąmonė. Darbas sąmonė, tapytas ant drobės aliejų. Ir Julija, ar galėčiau paprašyti tavęs pranešimų parodytum? Labai įspūdingas darbas, tikrai meniškas, vertas kiekvieno kolekcionieriaus kolekcijos ir pradinė šio darbo kaina yra 180 eurų. Ar turime pirkėją už 180 eurų? 180? Dėja, pirkėjo nėra. Gerai, šis menininkas yra mums davęs ir daugiau darbų. Tai kitas jo darbas mintis. Taipogi ant drobės, kitas aliejumi. Ir mintis darbas atkeliauja pas jūs. Tuoj pat
190 eurų. 190 eurų. Ar turime pirkėją? Julija atneša ir kitoje darbo iš karto matau pavadinimu kompozicija. Taigi, kiek reikės, kiek kompozicija, pradinė kaina 190 eurų. 190 eurų. Ar turime pirkėją? Mačiau ranką lyg ir kyla. Taip, žiūrime daugiau. 190. Dėja. Pirkėjo nėra. Nieko daugiau mes jį tikrai surasime. Na, dabar keliaujame toliau. Keliaujame prie Dimitrijaus Kapsa. Tai yra tapytojas baigęs Kijevo valstybinį dailės institutą. Šis tapytojas mums paaukojo darbą užrybis. Julija, labai prašyčiau atnešti parodyti darbą užrybis. Šis darbas įvertintas 150 eurų pradinė suma. Na, o dabar papasakosiu šiek tiek apie tapytoją. Tai yra šiuolaikinio avangardo atstovas. Pirmas istorija nepriklausomo meno avangardistų ir postmodernistų komunos įsteigėjų. Jis kuria savo meną. Jo menas apima savyje įvairias mokyklas, sroves ir kryptis. Jis toli nuo sociumo, toli nuo bendrų krypčių ir srovių. Jis vienišas keliautojas laiku, kuris nekovoja už vietą po saulę. Na, taigi, 150 eurų pradinė suma. Ar turime pirkėją šiam darbui? 150 eurų. Darausi. 130 eurų. 130 eurų. Ar atsiras? Nagi. 130 eurų. Gerai, pirkėjo neradom. Nieko tokio. Keliaujame toliau. Natalija Nikolaičiuk. Dar viena Ukrainos menininkė. Šie menininkai skiria mums darbą rožės ir vynuogės. Pasigrožėkite, pasižiūrėkite. Pradinė darbo kaina 100 eurų. Ar atsiras pirkėjas? Šiek tiek dar papasakosiu apie pačią Nataliją. Gimė 1956 metais Kijeve. Vaikystėje grojo violončele, tačiau noras piešti nugalėjo ir pasisuko dailininkės keliu. 1982 metais baigė Kijevo valstybinį dailės institutą. 1988 metais aspirantūrą menų akademiją. Nuo 1985 metų Natalija Ukrainos dailininkų sąjungos narė. Dalyvauti parodose menininkė pradėjo nuo 1982 metų. Ji daugelio Ukrainos ir užsienio parodų dalyvių. Taigi dar kartelį jos darbas rožės ir vynuogės 100 eurų pradinė suma. Ar turime pirkėją? 100 eurų. 100 eurų. 90 eurų. Bandom 90. Žemiau tikrai nesileisiu, taigi 90 eurų. Duodu 5 sekundės. Ar atsiras pirkėjas? Dėja ne. Labai gerai, keliaujame toliau. Kuo toliau, tuo daugiau darbų. Iš tikrųjų darbai pas mus nesibaigia, turim jų tikrai labai daug. Ir tik tikimės šiandieną surinkti tikrai labai daug lėšų paremti Ukrainos kariams. Ir keliaujame prie menininkės Svetlanos Kurnikovos. Tai yra įžymi Ukrainos dailininkė ir ji mums šiandieną dovanoja 2 darbus. Gili upė ir prabudimas. Julija atneša abu šios darbus arčiau ir papasakos šiek tiek apie pačią Svetlaną Kurnikovą. Tai yra įžymi Ukrainos dailininkė, nuolat rengianti asmeninės parodas. 1998 metais baigė valstybinę Donecko dailės mokyklą tapybos specialybę. Tapytoja daug dirbo su dekoru. 2005 metais baigė poligrafijos institutą, knygos grafikos dizainą. Dailininkė dirbo Donecko dailės muziejuje. Taip pat buvo pagrindinė meno žurnalo Žymių šalis dailininkė. Na ir jos 2 darbai. Pirmasis Gili upė, štai čia jūs matote jį, ir prabudimas. Julija taip pat jį pakels aukščiau. Abu darbai įvertinti 150 eurų suma. Ar atsiras pirkėjas?
150 eurų, 150 eurų čia, 150 eurų čia. Taip, ar turime ranką, lyg čia kažkas kilnoja, taip 150 eurų. Galėčiau mulys kažkoks, turbūt aptarinėti šios nuostabius darbus, 150. Ne, neatsirado pirkėjas. Taip, tikrai matau, yra dar daug labai žmonių, kurie jau nusižiūrėję nori kažkokių darbų, kurie bus šiek tiek vėliau. Na ir dabar tada keliaujam prie Nikolai Kanevski. Tai yra menininkas ir jis aukcionai skiria darbą Varpelį. Julija taip pat jums jį atneš, na, o aš šiek tiek dabar apie Nikolajų jums papasakosiu. Gimė 1950 metais, 1971 metais baigė grafikos fakultetą Odesoje, nuo 2010 metų Nacionalinės Ukrainos dailininkų sąjungos narys. Daug dirba monumentaliosios tapybos srityje, sujungdamas realistinę manierą su moderniojo romantizmo paieškomis. Įvairių Ukrainos ir užsienio parodų dalyvis. Nikolai Kanevski mūsų aukcionai skiria darbą Varpelį. Julija atneša jį parodyti ir darbo Varpelį pradinė suma 230 eurų. Ar turime ranką 230 eurų sumai? 230 eurų. Pirkėjo dėja nesimato. Gerai, keliaujame toliau, aukcionas nestoja vietoje, aukcionas nesustoja. 72. Ar jūs paleisite šį nuostabų kūrinį taip lengvai? 73. Parduota. Taigi, sveikinu jūs, ačiū jums labai už paramą Ukrainos kariams. Na, o dabar keliaujame toliau. Jurijus Ševčenko skiria mums darbą prisiminimai apie tai, kas gera. Papasakosiu šiek tiek apie jį. Gimė 1953 metais Kinijoje. 1974 metais baigė Kijevo pramoninio dizaino technikumą. 85 metais baigė Kijevo valstybinį dailės institutą grafikos fakultetą. Daugiau nei 60 Ukrainos ir užsienio parodų dalyvis, tarp kurių 5 iš jų asmeninės. Šiuo metu gyvena ir dirba Kijeve. Nuo 1987 metų Nacionalinės Ukrainos dailininkų sąjungos narys. Jurijus Ševčenka vienas ryškiausių autoarto krypties menininkų Ukrainoje. Daugiau nei 10 metų jis vykdo šią temą savo kūrybai. Jo kūryba tai ciklas apie žmogų, bandantį užkariauti erdvę ir laiką. Ir šio nuostabaus darbo kaina 100 eurų. Ar turime pirkėją? 100 eurų. 100 eurų. Bandom 90. Dairosi aplinkui. 90 eurų. Tai, dėja nesimato. Ačiū. Taip, ir Jonas Oman atneša man vieną darbą, kurį siūlo man šią akimirką parduoti. Tai, pradinė suma 200 eurų. Tai yra fotografija. Tai yra fotografija daryta Ukrainos dabartinio karo zonose. Ir taip, turime pirkėją, 200 eurų yra ranka pakelta. Tai yra Ukrainos ambasadorius Lietuvoje. Ar atsiras 210 eurų? 210 eurų? Na, ne? Nepamagruosit? Taip. Gerai, taigi 200 eurų. 1. 200 eurų 2. 210. 210. Turim 210. 220. Ar yra 220? Ar yra 220? 220 eurų. Na, vieną ambasadorių.
Pertraukiam toliau. 300 eurų. 300 eurų. Pasiduoda 281, 282, 283 parduoda. Ačiū Jums labai, Keliaujame toliau ir turime Julijų Kudliovą. Tai yra, jisai mums darbą skiria moliūgai, pavadinimu moliūgai. Julija tuoj pat Jums parodys tikrai įspūdingas darbas ir dabar šiek tiek papasakosiu apie patį menininką. Gimė 1951 metais. 1970-aisiais baigė Respublikinę Tarasą Ševčenkos dailės mokyklą. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Kijevo dailės institute. Ir šis darbas yra įvertintas 150 eurų pradinė suma. Ar turime pirkėją 150 eurų? 150 eurų yra. Ar 160? Man aš girdžiu 160. 160 telefonas kėlė taurę ar kėlė ranką, nesupratau. 160, 151, 152, 153, parduoda. Parduoda, ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Taip. Na ir pirmosios aukciono dalies pabaigai, ne, aš dar pamalau šiek tiek. Dabar norėčiau pristatyti Adajano Gajanio darbą Pavasarinis lietus. Pradinė šio darbo kaina yra 100 eurų ir dabar šiek tiek papasakosiu apie patį menininką. Gimė 1959 metais Kijeve. 1983 metais baigė valstybinį Kijevo dailės institutą. Savo didžiausių mokytojų laiko savo mamą, dailininkę Tatjaną Jablovską. Viena žymiausių Ukrainos dailininkių, kuri yra jau dėja numirus 1917-2005 ir nuo 1982 metų šis menininkas dalyvauja daugelėje parodų. 1986 metais buvo priimtas į Ukrainos dailininkų sąjungą. Šio menininko darbai eksponuojami daugelėje Ukrainos muziejuje ir, kaip jau minėjau, pradinė kaina 100 eurų. Ar turime pirkėją? 100 eurų. Šis nuostabus darbas. 100 eurų tikrai galiu šiandien netikėti kažkas. Taip, turim 100 eurų. Buvo prieės prie manęs prieš aukcioną, kai klausė, kokia šį darbą bus kaina, labai domėsi. 100 eurų pirkėjas yra, ar yra 110? 110 eurų. Bandom 110? Nėra, 110. Yra 110. Ar bus 120? 120. 120 tai Rusija vaikui. 111. 120. 120 yra. 121. 120. 130. Taip. 130 yra. Ar bus 140? 140 yra. Na ir konkurencija. 140 yra. Ar bus 150 eurų? 150 yra. 160. Kaina kyla iki 160. Ar bus 160? 151. 152. 153. Parduoda. Parduoda Jums. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Sveikinu Jus įsigijus šitą savo meno kūrinį. Na dabar keliaukime toliau. Aš tuo labai džiaugiuosi, kad mano mokslai nenuėjo veltui ir kažkas įsigijo, nežinau kas. Jeigu pakelsit ranką, tai ir autografą uždėsiu jums, žinau, priešličiau. Beržų tyla vadinasi. Tai va, o kaip ten bus, tai bus. Aš šitą paveikslą aukoju ir galbūt jis atsidurs Kaune. Galbūt kažkas domėsis juo ir pirks, taip kad tebūnė taip kaip yra. Ačiū Jums. Ir taip, Julija, ar galėtum parodyti šiek tiek darbo iškelti aukščiau? Šio darbo pradinė kaina 200 eurų.
kuriam Vytautas pats ir padės autografą ant šio darbo ir taipogi yra netgi specialią dovaną pirkėjai atnešęs ir paskirs. Taigi 200 eurų pradinė darbo suma. 200 eurų šis darbas įvertintas. Jis tikrai vertas to, vertas pradinės sumos, vertas žymiai daugiau. Taigi, nepagailėkime ir už 200 eurų įsigykime šį darbą. Taigi, 200 eurų. Ar atsiras pirkėjas? Bandom 180. Žemiau tikrai neleisiu, nes tikrai žinau, kad jei ne Vilniui, Kaune pirkėją šiam nuostabiam darbui rasime. Taigi 180. 180 eurų. Šiandieną unikali galimybė ne tik nusipirkti darbą, bet jį įsigyti ir iš pačio autoriaus rankų. Lygiai taip pat gauti pačio autoriaus autografą ir gauti specialią dovaną, kurią pats autoris, pats menininkas skiria. Taigi, 180 eurų. 180 eurų. Bandome. Gaila, bet šiandieną pirkėjai šiam darbui gauna, nieko tokio, tikrai rasime jį Kaune. Na, dabar šiek tiek pavargome, taigi kviečiu visus atsipūsti, atsipalaiduoti ir padarysime 15 sekundžių pertraukėlę, per kurią jums nuostabią aurą sukels, sudarys Ieva Stefanavičiūtė bei Kristina Petrauskaitė, tai yra Vadovų muzikos akademijos pirmo kurso studentės, kurios pasirodys jau čia ir dabar. Taigi, перtraukėlė, skelbiu pertrauką. Возможно, эта фотография, она смотрит в будущее. Спасибо большое. Ačiū Aleksandrui, dėkui Aleksandrui. Na ir taip, pradėsime Aleksandro Klimenko darbų pardavimus ir kur mano asistentė Julija, labai norėčiau, labai norėčiau, kad atneštum pirmąjį darbą mums parodyti iš arčiau, tai yra tos nespalvotos nuotraukos, pirmasis darbas. Darbai be pavadinimų, darbai įsidaryti 1991 metais Ukrainoje. Susirinkę žmonės minėjo Lietuvos, Baltijos šalių nepriklausomybę ir klausė, o kada bus mūsų nepriklausomybė. Taigi, pirmasis Aleksandro Klimenkos darbas įvertintas 100 eurų suma. Ar turime pirkėją 100 eurų? 100 eurų. Taipogi turite irgi unikalią galimybę šiandieną ne tik nusipirkti šį nuostabų darbą, bet ir paspausti ranką fotografui, kuris Ukrainos fronto linijoje buvo ir sužeistas po sudėtingos operacijos. Jisai sugrįžo, kad jūs ir visą likusį pasaulį informuotų, kas vyksta, kad visi matytų, kas iš tikrųjų dedasi Ukrainoje. Taigi įsigiję šią nuotrauką galėsite ne tik paspausti šiam didvyriui, šiam tikram didvyriui ranką, bet ir gauti jo autografą ir nusipirkti šį autentišką darbą, kurio niekur kitur nepamatysite. Taigi 100 eurų. Ar atsiras pirkėjas už 100 eurų? Pirkėjo dėja nėra. Ačiū. Gerai, keliaujame prie kito darbo. Taip, Julija, irgi norėčiau, kad visiems parodytumai antrąjį Aleksandro Klimenko darbą, antrąją fotografiją. Jinai įvertinta 120 eurų. Ir taip, pasižiūrėkite visi. Tai yra ukrainiečiai žmonės susirinkę į aikštes paminėti Lietuvos išsivadavimo, paminėti Lietuvos nepriklausomybės ir paklausti, o kada bus mūsų 120 eurų. Ar turėsime pirkėją šiam darbui? 120 eurų. Taip, turime. 130 eurų. 130 eurų. Ar atsiras pirkėjas? 130 eurų. 130 eurų yra.
Taip, 140. Taip, iš karto. 140, 150. 150. Taip, kyla ranka, 150. 200. 200 eurų. 200 eurų. Ar bus 220? 220 eurų. 201. 202. 203. Parduota. Parduota. Ačiū Jums labai. Keliaujame toliau. Trečiasis darbas. Kaip pats Aleksandras teigia, taip pat Julija Jums paims ir parodys jį. Kaip pats Aleksandras teigia, jis šią moterį nufotografavo todėl, kad išvelgia labai didžiulį susirūpinimą jos veide ir pats nusprendė, kad šią moterį kažkas sieja su Lietuva. Kad jinai yra kažko susieta, nes kaip dar kitoje fotografijoje pamatysite tą pačią moterį, jinai ne tik labai jaudinas, bet netgi ašaroja tai yra laimės ašaros, bėgančios žmogui iš akių, svetimoje šalyje už 1000 kilometrų dėl kitos šalies nepriklausomybės. Taigi, šios nuostabios nuotraukos pradinė kaina 150 eurų. Svetimo džiaugsmo ašaros 150 eurų. Ar turėsime 150 eurų? Bandom 140. 140 eurų. Pirkėjo nėra, tikrai mes jį prižadu, kad surasime Kaune. Na, o dabar keliaujame prie kitos nuotraukos, kuri irgi yra ypatinga. Ypatinga ne tiek Ukrainai, ypatinga ir mum. Taip, Julija ją praneš ir galite, kas mokate skaityti kirilicą, galite perskaityti. Vengrija 1956. Taip. Ypatinga nuotrauka, ypatinga savo emocijom, ypatinga savo žinia, kurią nori skleisti. Ir taip, kaip ir pradėjau, Vengrija 1956, Čekoslovakija 1968, Lietuva 1991, o kada Ukraina? Dabar šiandieną patys ukrainiečiai sako, kad čia galėtume įrašyti datą 2014, nes jie patys sako, kad Maidanas tai yra jų tikrosios nepriklausomybės pradžia. Nuotrauka skleidžianti labai gilią žinią, tikrai nuostabi. Šios nuotraukos pradinė kaina yra 200 eurų. Ar turėsime pirkėją? 200 eurų. 200 eurų. 200 eurų yra. Ar turim 210? Ar turime 210? Taip, tai yra man net šnekant šiurpuliukai per kūną bėga, nes tikrai didelė žinia neša. 210 yra. Taip? Ar turim 220? 220, taip. 230, 250. 250 iš karto. Pats savo kainą pakėlė. 250. Pasiryžęs, taip. Ar 270 atsiras? 270 eurų. 251, 252, 253. Parduota šiam paskambinimui. Ačiū Jums labai. Na ir keliaujame toliau. Iš tikrųjų, dar kartelį kartoju, tai yra nuostabi galimybė įsigyti nuotrauką iš pačio autoriaus, paspausti šiam autoriui ranką. Šis autorius perėjo ir per gerą, ir per blogą, ir buvo sužeistas, kad šias nuotraukas padarytų ir išgyveno sunkias operacijas, kad šios nuotraukas pasiektų jūsų akis. Taigi, kita nuotrauka jūsų akims įvertinta 100
110 eurų pradinė suma. 120 eurų. Ar turėsime pirkėją? 120. Bandom 100. Ar bus 100 eurų? 100 eurų. 100 eurų nebus. Ačiū. Gerai. Keliaujame toliau. Dar viena nuotrauka su dar viena tvirta žinia. Lietuva, mes su tavimi. Laisvė pavalgyti. Ukrainos žmonės kartu su manimi, kaip jie tada su mumis, taip mes dabar su jais. Ir šią nuotrauką, šią nuostabią progą galite įsigyti už 200 eurų pradinę kainą. 200 eurų. Ar atsiras pirkėjas? Yra vienetinė nuotrauka. Niekur kitur jos nepamatysite. Niekur kitur tokia pati nuotrauka nebus parduota. Jinai yra jūsų, jinai yra Lietuvos, jinai yra ir Ukrainos. Taigi 200 eurų. Bandom 180, žemiau prižadu, kad nebus. 180 yra. 180 yra. Ar 190 bus? 190? 181? 182? 190 yra. 200 iš karto. Be konkurencijos iš karto. 200 yra. 201. 210. Taip? 210 yra. 220. 250. 250. 240. 240 yra. 240. Už šią nuotrauką. 250. Bandom 270. 270 yra. 300. 300 yra. 300 eurų. 300 eurų vienas. 320. 320. 350. 351. 352. 353. Parduoda. Sveikinu. Kokios rimtos kavos. Iš tikrųjų buvo verta. 350 eurų. Taip. Dar viena nuotrauka. Nešanti dar viena graužia žinia. Kaip ir minėjau, pats Aleksandras Klimenko, darydamas šias nuotraukas, pamatęs šią damą, negalėjo jos nufotografuoti, nes pastebėjo, kad ją kažkas sieja daugiau su Lietuva. Ši moteris yra ukrainietė, kuri stovėjo mitinge, kuri palaikė Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau ašarojo, lyg tai būtų jos pačios šalis, lyg tai būtų jai labai arti širdies. Ši nuotrauka įvertinta 150 eurų pradinė suma. Ar turime 150 eurų? Labai graži nuotrauka, labai nuostabi. Žinant, kokią šiandien įskleidžia, tikrai negalima jos nusipirkti šiandien. Tai 150. 150. Meras labai susidomėjęs, mero šeima visa taipogi. Jau girdžiu aptarinėję. Nu gerai, 140. 140. Taip, ar žiūrim, žemiau jau nekris. Tikrai nekris, nes aš žinau, kur aš nuotrauką tikrai parduosiu. Ir aš ją prižadu, kad parduosiu Kaune. 140 eurų. Ar atsiras pirkėjas? Ne, dėja pirkėjo nėra. Gerai, galime toliau. Dar vis dar Aleksandro Klimenko nuotraukos, kurias mes norėtumėm parduoti, nesibaigia. Turime dar 3. Taigi, dar viena nuotrauka. Irgi nuotrauka, kurioje tas plakatas, kuris buvo jau kita nuotrauka, tai yra Vengrija, Čekoslovakija, Lietuva. O kada Ukraina? Ir šitą nuotrauką įvertinta 160 eurų suma. 160. Ar atsiras pirkėjas už tokią sumą? Turim 160 eurų pasiūlymą.
Ar turim 170? 170 ar turim? 161? 170 turim. 171. 172. 200 eurų. 200 eurų. Nuotraukos kaina kyla. 200 ar bus 220? 220 yra. 250. 250. Gerai, 240. 300. 300 eurų. Ar turime pasiūlymą 330? 330, 301, 302, 303. Parduoda. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Sveikinu Jus. Ir keliaujame toliau. Dar dvi Aleksandro Klimenko nuotraukos, kurios taip pat bus parduotos. Visus žmonės, kurie nusipirko Aleksandro Klimenko nuotraukų, tikrai siūlau kreipti pačią Aleksandrą, paspausti ranką, nes jis yra ne tik fotografas, bet jis yra ir didvyris. Nepamiršti pasiimti parašą, pačiam pasidaryti nuotrauką kartu su pačiu Aleksandru. Na ir keliaujame toliau. Prieš paskutinę nuotrauką, pradinė suma 150. Ar turėsime pirkėją? 150 eurų. Dairausi aplinkui. Matau, dar tikrai yra žmonių laukiančių kažko tokio ypatingo. Kažką nusižiūrėję. 150. 150. Susidomėjimo nėra. Bet žinau, kur aš ją parduosiu. Ir gerai, keliaujame prie paskutinės nuotraukos. Prie paskutinės Aleksandro Klimenkos nuotraukos. Tai irgi nuotrauka su žinute, nuotrauka su ekspresija. Nuotrauka sakanti kažką. Labai prašau Julijos, kad visiems iš arčiau parodytum šią nuotrauką, kad visi galėtų pamatyti, visi galėtų suvokti, kokią žinutę skleidžia ši fotografija. Na ir tada galėsime pradėti statymus. Pirmasis statymas 120 eurų. 120 eurų. Ir kągi šitą nuotrauką sako? Ką jinai galėtų sakyti? 120. Ar bus? 110. 10 eurų leidžia? Daugiau ne. Daugiau negu 10 eurų tikrai neleisi, taigi 110. 110. 110 pirkėjo nerasta. Taigi, ačiū Julijai ir taip, Aleksandro Klimenko dar kartelį priminsiu, kad visi šiandienos darbai yra parduodami ne aukciono metu. Jeigu jau patiko kažkuris tai darbas, iš čia aplinkui esančių visi spalvoti darbai, pavadinkim taip, spalvotos nuotraukos, galite prieiti prie Blue Yellow savanorės Žanos. Žana, atsistok pasirodyk. Arba Jono Oma. Kur Jonas? Jonai, pakelkite ranką, prašau. Taigi, jeigu norėsite įsigyti nuotraukų prie Žanos arba prie Jono, atkeliaukite ir galėsite susitarti kokią kainą, kokią nuotrauką ir visą kitą. Na, dabar tęsime antrąją dalį aukciono ir keliaujame prie pačio. Labai prašyčiau išnešti į priekį ir parodyti visiems. Tai yra Eimučio Markūno darbas, nematomas. Grafitas, akrilas, HDF plokštė. Ir Eimutis Markūnas, universalus dailininkas, kuriantis instaliacijas, posto objektus, vitražus ir tapybos darbus. Jo kūrybai būdinga abstrakčia ekspresionizmo maniera. Jis priklauso tapytojų grupiai Angis ir intensyviai rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje. Tapyboje dominuoja abstrakcijos. Dailininkas naudoja grafitą, padedantį išgauti būdingą jam apibendrintą monochroninės koloristikos raišką. Taigi šis įspūdingo dydžio ir įspūdingo grožio
darbas įspūdingo grožio Eimučio Morkūno kūrinys įvertintas 960 eurų pradinė suma. 960 eurų. Ar atsiras pirkėjas? 960 eurų. Nuostabus darbas, nuostabus menininkas. 960 eurų. Mačiau ranką. Taip. Gerai, bandom 900. 900 žemiau 900 nekris. Ar matau ranką? Ar yra tikrų meno kolekcionierių? Ar yra tikrų meno gerbėjų čia, kurie pasiryžę sumokėti 900 eurų sumą už šį nuostabų darbą? Eimutis Morkūnas nematomas. 900 eurų. Taip, labai gaila, bet dėja šio paveikslo savininką mes išsiaiškinsime Kaune. Ačiū vyrukai. Ir mes keliaujame toliau. Keliaujame prie Egidijos Prinkytės, menininkės lietuvės. Ir mums šiandieną čia aukcione pristato vieną paveikslą pavadinimu Išaušta rytas. Julija, labai prašau, čia mums šitą paveikslą. Pradinė suma 120 eurų. Išaušta rytas. Vasaras šiek tiek apie pačią menininkę. Egidija Prinkytė gimė 1982 metais Šilalėje. Studijavo Kauno kolegijos Jono Vienožinskio menų fakultete. Šiaulių universiteto menų fakultete. Ir jinai, kaip pati sako, ar menininkas gali pakeisti pasaulį į